bus romantika. Per langą matysim avelės, arkliukus. Hujukus. Uostysi myžalą, valgysi salotą su musiam, tavo akis dulkins moškės ir tave kandžios vapsvos ir bimbalai. Tai va, Jei planuoji įsigyti nekilnojamą turtą, pasistatyti kokį namuką, tai šis video tau. kuriem nesupranta, aš jums paaiškysiu, jeigu jums nedaaišku kitiem, tai viskas aišku. Daugelis dabar nori pabėgti iš miesto į kaimą, bet pamiršta, kad kaime būna ir žirginai, ir karvynai, ir kiaulynai, ir paukštynai. Ir viskas. Na, aišku, ir visi jie turi savų pliusų ir minusų, kvapelį ir gyventojų, tokių kaip musytės, moškės, vapsvos ir bimbalai. Pati didžiausia problema yra ne tame. Žmonės pasistato namus per arti tvartų, per arti ūkinių pastatų, kur žmonės laiko gyvulius. Na, o gyvuliai, aišku, sisioja ir kakoja. Na ir visą tai jie, aišku, daro tikrai net tualete. Jie tai daro, kur jiems patinka ir tinka, žodžiu, kur papuola. Jeigu stovi lauke, reiškia lauke šika ir myža. Tai aišku, čia. Jeigu šudelį mes galime surinkti, tai myžaliuko dėja iš žemės neišplausi ir neišskalausi. Todėl žmonės žinokit, atversiu jums plačiai akis. Kai renkatės būstą, žiūrėkit, ar nėra arti jūsų kokio nors žirgyno, karvyno, kiaulyno ar paukštyno. Nes dėja, kai atvažiuosite žiūrėti sklypą arba perkamą namą, gali vėjelis pūsti iš kitos pusės, gali už kažkokio medelio nesimatyti, kažkokio tai pastatėlio, ar ten laikomi žirgeliai, karvytės, ožkytės ar dar koks nors padarėlis, galvijas, keturkojis ar belekas. Žodžiu, visą laiką stebėkit, kur perkate sklypą, kur perkate žemę, kur perkate namą ir apskritai, kur kraustotės. Gerai šniukštinėkit. Nes iš žemės, kaip ir minėjau, šudelį surinkti galima, bet myžaliuko nesurinksi. Jeigu pirksit sklypą, tarkim, vėlai rudenį arba žiemą, to kvapo jūs nejusit. Bet tik ateina pavasaris, pradeda viskas tirpti, žaliuoti. Patikėkit manim, kvapelis atsiranda ir dar koks. Ypač vasarą, kai palyja lietutis, sušlapina žemę, būna dušna ir tvanku ir matosi, kaip lietutis garuoja. Kartu su gairais kyla ir myžaliuko amoniakas, kuris pasklinda po visą teritoriją. Ir tikrai neskaitysiu, kad už lango matomi tokie mėly padariukai taip gražiai gali kvepėti. Kaip tu skaniai ir gražiai kvepi. Oi, vaikas! Mua! Visas šūdienas! Man tai jie kvepia. Tai va, jeigu kraustysitės gyventi prie karvyčių, ožkyčių ar žirgelių, tai pratinkitės prie jų kvapelio. Kai ieškojom sklypo žirginui, ieškojom, kad būtų šalia kažkoks dar vienas ūkininkas ir nebūtų jokių gyvenamųjų namų, kitaip sakant, kaimynų. Bet kaip matau, žemės yra vis parduodamos, dalinamos ir vis artėja namai. Tad jeigu statysit namą arba bandysit namą įsigyti šalia žirgino, tai žinokit, kad kvapas tikrai bus. Ir bus jisai vasarą, pavasarį, rudenį. Žodžiu, kai norėsite eiti į terasą, jeigu vėjelis pūs į jūsų pusę, nenori, myžalo kvapą niekaip neišnaikinsi. Tai turėkit tai omeny. Ir nesiskuskit po to, neverkit, kad man smirda ir taip toliau. Užeikit į žirgyną, pasižiūrėkit, pauostykit, gal jums patiks tas kvapas ir galėsit gyventi. Man, pavyzdžiui, žirgų kvapas patinka, negriaužk man botų. Man, pavyzdžiui, žirgų kvapas patinka. Yra žmonių, kurie neperveža. Nes yra nelaimingų žmonių. Čia kaip ir miestai buvo Forum Palace aikštelė nemokama. Ten yra šūdų valymo aparatas ar įrenginys. Tai vis tiek žmonės rinkosi, nors ir šūdai smirda, bet vis tiek chebra suvažiuodavo ir sėdėdavo, uostydavo visą tą šūdų myžalų kvapą. Keisti tie žmonės pradžiai įsigyja plotą, o paskui skundžiasi, kad jiems tas netinka, anas netinka. Iš pradžių reikia galvoti, o ne paskui. Viskas aišku.